mokinio krepšelių 161 400, o valstybinėms funkcijoms 514 300. Taip, kad čia yra ketvirčio pinigėliai, nes valstybinėms funkcijoms buvo išmokėta sausio mėnesio, o vasario mėnesį ir kovo mėnesį dar reikia neišmokėta ir mes jas turim laikyti. Čia pagal įstatymą. Kadangi finansinių rodiklių įstatymai yra kas vieną kartą per ketvirtį įveda ministerijos pinigėlius. Vardas, prašau, klausimą. Sakykit, prašau, dabar jūs paminėjot, kad ten trūksta kažkur 1 100 000 trūkumas yra. Bet dabar žiūrėkit, banke užšaldyti pinigėliai yra 2,2 milijono. Jūs, kai paminėjot, kad 100 000 eurų gaunat, tai sakykit, tą likutį, tai čia susidaro kažkur 3 milijonai bendras trūkumas. Tai atmeskim 340 000 grubiai, tai čia neskaičiuosim kapeikas. Tai sakykit, susidaro, kaip aš suprantu, kažkur apie 3 milijonai. Tai iš kokių lėšų ir kaip jūs ruošiatės padengti juos ir kaip gyventi savivaldybė? 1 14 900 yra valstybinės lėšos ir socialinės išmokos. Tai mes tikimės, kad valstybinės lėšas mums kažkiek tai dotuos, nes vasario 12 dieną po 12:10 į mūsų sąskaitą iš Finansų ministerijos per Lietuvos banką įplaukė 150 000. Ar gal tada Petras Subarkas, dar klausimą prašau. Sakykit, gal tokį klausimą aš nežinau ir nesigilinau. Ar kitos bankus jūs nelaikėt? Tikrai išmokos buvo ir kreditorių, ir banka dar buvo, bet ten tokios nežymios. Taip, kadangi mūsų savivaldybės teritorijoje šitas vienas bankas buvo. Ar yra norinčių dar paklausti? Dega Edgaro Kuterio. Tų klausimų čia yra ir daugiau, tačiau noriu konkretų klausimų užduoti. Visiems asignavimo valytojams mažėja. Sakykit, kodėl taip sparčiai visą laiką didėja socialinių paslaugų centrui skiriamos lėšos? Visiems smarkiai mažinam, tačiau vienintelė įstaiga, kuris smarkiai didinam, tai yra nei daug, nei mažai, 46 000. Tai kas ten yra tarp įstaigai ir kodėl? Nes pagal darbą, kai atlieka paskui vykstant rinkimus, tai labai daug susidaro abejonių. Kokį darbą ten atlieka šitą įstaigą? Ačiū. Yra įsikūręs dienos centras ir papildomi etatai susikūrė finansavimas reikalingas. Ačiū. Ar yra dar norinčių paklausti? Nematau norinčių, prašom registruotis, kas nori pasisakyti šio klausimą. Edgaras Kuteris, prašau. Visą laiką sunku ir nežinau, tokį tvirtinį biudžetą, kur yra, sakyčiau, mylimiem duodami, nemylimiem neduodami, tai aš nenoriu pritarti tokiam biudžetui ir dar dėl kitos aplinkybės. Kadangi mes visi esame, liktai tarybos nariai, tačiau norim gauti visą pilną informaciją, tačiau mes jos labai ribotai gaunam. Kad ir dabar sakoma, tarybos narys paklauso, kiek skirta reprezentacija. Bus kažkada tai. Ką reiškia bus? Aš kitų net savivaldybėje žinau, kiek yra skirta, kiek skiriama, kiek numatyta. Tai yra visai kas kita, jau keisi situacija. Visai kita. Tačiau numatyti yra ir turėtų būti sudėliota. Tačiau mes nieko nežinom, tai pasakoma yra formaliai, kad tai bus yra vienai ar kitai. Nenoriu pritarti tikrai, kad mero fondas didėtų 5 000, lygiai taip pat. Jeigu taip jau sunku yra visom įstaigom, tai tikrai siūlyčiau nusiimti ir sumažinti mero rezervą. Tikrai niekam nereikia užteko, jeigu pernai 13, tai manau palikti tą patį, tikrai turėtų nedidėti jisai. Kaip aš sakiau, prie socialinių paslaugų centro. Nežinau, kodėl nusipelnė šitą įstaigą tiek daug pinigų, aš tikrai ne už socialinės paslaugas, kurios teikiamos yra. Tikrai jas reikia teikti. Tačiau darbuotojai daug dirba funkcijų, kurie neprivalėtų daryti. Aš puikiai žinau ir pavardėm aišku nesakysiu, kad man jau pasakys, kad čia apšmeičiau ir taip toliau. Kaip eina rinkimų metu, ir kokį darbą atlieka tie darbuotojai. Tai negalėtų būti.
Jeigu mes skiriam pinigus tai funkcijai socialiniai, tai tik tai turėtų dirbti, bet negink Dievę, neagituoti, neiti per namus ir ten dar kažką tai kitus atlikti dalykus. Taip negalėtų. Tai dabar tas centras, taip suprantu, nusipelnė ir gauna didesnius pinigus, o mokyklos, kurios neša idėją, šviečia mūsų vaikus, mes nubraukėm lengvą ranką, siūliau įsigyti nors vienai mokyklai, kompiuterį, sakykime, įsigyti kitom prekėm, įsigyti po 3000, mes nerandam pinigų. Tai siūlyčiau bent tokiom įstaigom, kur neša mūsų auklė vaikus, bent skirti, o kažkiek tai pinigėlių, o nedidintis kitom išlaidom. Aš tikrai, yra ir daugiau tų visokių eilučių, kur, nesuprantama, sakykime. Ar keitė 3 kartus tą biudžetą, aš varčiau vienai, Stoniškių kadasinės vietovės paruošimas, melioracijos renginių. Pernai skiriam, šiemet vėl 90 000. Tikrai nesuprantu, ką ten reikia daryti dar papildomai. Tikrai čia ne dėl to. Buvo pakeitę paskui vėlėlį, aš paskui paaiškinti. Tai yra tų daug trūkumų, kur biudžetas, dėl ko ir aš kviečiu visus ir merimus, kvieskit mumis visus opoziciją, kad mes žinotumėm situaciją. Jūs tiesiog užspaudę, slepėt, nes nežinau, visuose savivaldybėse, visi tarybos nariai gali dalyvauti, bendrai aptariant, teikti siūlymus ir vienaip ar kitaip atsižvelgia arba neatsižvelgia. Aš parašiau tą raštų savo raštą, dabar apsiginti pasakė viešai, kad atsižvelgta, neatsižvelgta formaliai, tačiau jeigu pasiūlėm, tai bent jau tarybos nariai atsakymą bent duoti, o ne čia, kad nėra pinigų, aš suprasiu, kad tai bus parašyta, taip aišku. Tačiau parodoma yra, kad nekreipia nieks dėmesio ir nekreips. Tai negerai. Norėtume mes dalyvauti lygiai ir taip pat kiekvienas tarybos narys daugiau įneš teigiamo, aš galvoju, negu neigiamo tikrai, ir pateiks savo pasiūlymus, kurios galima paskui atrinkti, visi atrinkti, kurie geri pasiūlymai, kurie blogi. Tik aš kviečiu taip svarstyti biudžetą, o nenuspręsti kažkam tai vieniems. Ačiū. Ačiū. Ar yra norinčių ką pasakyti? Hubertas Petras, prašau. Šiandieną turbūt yra vienas rimčiausių, sakyčiau, tarybos posėdžių. Tai yra svarstomas biudžetas, kur gyvensim visus metus, dirbs. Tačiau man kilo tokia mintis, prisiminkim praėjus keletą metų atgal, kada žlugo Snoro bankas, ten iškilo didelės problemos, aiškinti turbūt detalizuoti nereikia. Buvo tokių kalbų, kad ir ryškės taip pat ūkio bankas kažkur kleba. Man labai darosi gaila, kodėl ir aš, kaip sakant, pritardamas kai kuriom mintim gerbiamo Kuturio, kad tikrai gal reikėjo pasvarstyti savivaldybės vadovybei, administracijai, taip pat merui, kad gal reikėtų palikti tą banką. Ir tikrai šiandien mes neturėtumėm tiek problemų. Ir nebūtų mums tokio biudžeto trūkumo. Aš labai abejoju, kad mes kalbam, mes iš vienos, iš kitos pusės paimsim. Ne. Puikiai mes įvertikim, kokia yra išvis mūsų valstybei situacija ekonominė. Ir gali būti taip, kad metų gale galime taikyti vėl, kas buvo taikoma kitais metais, taupant ir atostogos, ir reiškias darbo laikas. Tikrai aš to nelinkėčiau ir nenorėčiau. Gerbiami tarybos nariai, aš vis dėlto vyręs esu šitai situacijai, sudarinėjęs biudžetą, su daugeliu veidų, žinau, ką tai reiškia. Tai yra milžiniškas darbas, kada trūksta lėšų, kada reikia visus patenkinti. Kaip sakant, šitą, aš tikrai, su didelė nuoskauda viską, bet labai į tokius, kas liečia pinigų laikymus, ar tą tikrai gal reikėjo pasirinkti keletą bankų. Nes tas buvo ir
reiškės, Lietuvos centrinio banko rekomenduojama, kad nelaikyk lėšas vienam bankui. Tai va, reikėjo tuos gal ir fiksuoti. 46 000 reiškės viešai įstaigai yra skiriama papildomai, dėl ko. Ir vėl trūksta kažkokių motyvų. Tai va. Nu ką, linkiu sėkmės. Vytautas Ališauskas, prašau. Ekonomikos ir finansų komitetas iš tikrųjų labai ilgai užtruko prie šito klausimo, prie biudžeto svarstymo. Ir gerbiama Rūta praktiškai sakė į visus klausimus. Tyrėjai specialistai komiteto metu buvo užduota tikrai labai daug klausimų. Kodėl čia sumažėjo ir, kaip buvo pasakyta, dėl socialinių paslaugų centro, kodėl ten padaugėjo. Nes visur praktiškai yra stipriai sumažėję. Bet komiteto metu buvo viskas įsiaiškita ir iš tikrųjų komiteto nariam klausimų, kaip čia pasakyti, didelių nekilo. Ir todėl aš siūlau apsvarsčius ir komitetam pritarus pritarti biudžetai. Iš tikrųjų jis nėra toksai, kokio mes tikėjomės. Bet siūlau pritarti. Vis dėlto Edgaras Turys nerimauja, aš manau, neišnaudojęs tas 5 minutės, dar buvo likę 2 minutės. Manau, kai tas 2 minutės Edgarai, aš manau, kad jums. Aš tilpsiu. Visą laiką, kai norit, randam galimybių ir progų. Pasakyti, aš tikrai įstaigo, aš pasakyčiau, žmonės kalba, tačiau nenoriu vėl sakyti, kad bijo sakyti, nu aš taip, tačiau nedrįsta pasakyti. Yra tikrai kur įstaigų, kur vienaip ar kitaip netaip žiūri. Tačiau aš norėčiau, kad jūs prisijungtumėte atsakomybę asmeniškai, tai čia ne jūsų asmeninė klaida. Tačiau kas tą ūkio banką nuvedė tenai? Pasakykite man. Tai mes puikiai žinom, kaip buvo žmonės vėjami į tą banką. Dabar jūs tai praleidžiat, kaip tai viskas tvarkoja, kaip turėjo būti. Bet ten ir yra, jūs esat vadovybė, kuri žiūri į priekį, kuri strateguoja savivaldybės veiklą. Tai tiesiog žmonės buvo tada, aš atsimenu puikiai, kaip priešinus, kaip nenorėjo eiti. Iš įstaigų ką girdėti, įstaigas net nežino, ką daryti, administracija, nu, sakykime, bent šiokia tokia suteikti pagalbą, ką daryti su atskaitom dabar, nes žmonės nežinomybė, patikėkit manim. Tai bent jau to sukalbėjimo ir asmeniškai nors prisimkite tą, kad tikrai buvo padaryta jūsų klaida, kai buvo proteguojamas šitas bankas. Nu, aš puikiai atsimenu. Tai vat, kitą kartą gal turėsite omeny, kad taip, nu, negalima, sakykime, daryti ir reikia pasirinkti kitais kriterijais, kažkaip bankus. Aš asmeniškai irgi laikiau kažkada lėšą, bet prieš 3 metus man nekėlė minusino kažkodėl tai. Nu, sakykime, gal nedrusas nuo to, tačiau aš sugebėjau išvelgti kažką, tai tačiau ir yra tam vadovybė galų gale, kuri turėtų tai žiūrėti ir finansininkus turim, kurie turėtų matyti šią problemą. Nu, čia aš nieko naujo nepasakiau, Lietuvoje taip sako ir visi, tai va tame reikalas yra. Armonas Valgas, prašau. Aišku, žiūrint į tokį biudžetą, aišku, širdis krauju apsipila, kai mes neturim tiek pinigų skirti visiems pakankamai, bet visgi raginam visus tarybos narius pritarti šitam biudžetui ir gaila, tas darbas pas mus yra balti ir raudoni. Aš noriu visiems dirbantiems savivaldybės įstaigose įjungti valdymo programą. Jeigu jūs išgyvensite šiais metais, jūs išgyvensite ilgai. Sėkmės. Mero fondo, kad padidėjo 5 000, tai galiu pasakyti, reprezentacijom lėšom. Ir aš jums, kada bus mero ataskaita už praeitus metus atsiskaitysiu. Kelnes ir jums prašau. Ne tai, kad pasisakyti, bet replika. Pasisakyti, replikas. Tas pats. Gerai. Manau, meras neišlaikė solidarumo egzamino. Visom įstaigom nukirtom absoliučiai ir visos privalės susiveršti diržą. Meras kaip akibrokštas 5 000.